po šituo principu labai daug. Nes mes, kai išgirstam tą pabūk su tais, kuriais myli, pirma mintis tokia, kad mes nuolat esam su tais, kuriuos mes mylim. Nu, jeigu aš tavęs nemylėčiau, nebūčiau su tavim. Bet čia gal tas principas, ta idėja yra apie tai, kad, žodžiu, mūsų mąstymo skirtumai. Gyvenam vartotojiškoje visuomeniai. Mes vartojam prekes, pirkdami jas, rūpindamiesi savo gyvenimu, uždirbdami pinigus tam, kad galėtumėm pirkti, kad galėtumėm vartoti. Mes vartojam žmonės šalia mūsų esančius. Mūsų kolegos, kai aš ateinu padėti, tarsime, kai aš bendrauju, jie dažnai išskaičiavimas, mūsų santykių pagrindas. Kažkokie mainai vyksta. Visą laiką barteris. Tu man tą, aš tau tą ir mes turime tokį tiesiog gyvenimo kokybė iš to susideda. Bet Šabo manifesto principas pabūk su tais, kurie myli, jis reiškia buvimą būtent iš meilės, nes meilė visų pirma yra davimo filosofija. Ar tai mes apribot turėtume tik tai su šeima, kad išvažiuojam su šeima, pabūnam, pasivaikštom, kažką tai veikiam? Ar tas principas kažkaip turi platesnį pritaikymą? Visų pirma, aišku, šeima, kadangi šeimoje mes turim tam tikras, kaip buvimo kartu tą vertę. Bet šeima šeimai nelygu. Mūsų laikais, kaip tu supranti šeimą? Aš, mano žmona, vaikai. Bet yra labai daug vienišų tėvų, daug nevedusių, ką jiem daryti? Išvažiavus į užsienį, jeigu... Taip pat šeima. Skype'u gali skypintis. Praleisk laikas, Skype'u savo šeimą. Bet aš čia gal slypi principas apie tai, kad mes nesame individualistai. Gerai, esame individualistai, bet nesame sukurti būti vieni. Mes esame bendruomeninės būtybės. Tik mūsų rutina, kai mes kovojam kiekvienas už save, mus padaro tokiais. Į kitus pradedam žiūrėti konkuruodami, kovodami už išlikimą. O čia šitoje vietoje grįžti prie ištakų to, kad tu esi bendruomeninė būtybė, tau reikia kitų žmonių tam, kad tu išgyventum. Labai geras pavyzdys, Tomas Hanksas filme tam, kuris iš futbolo kamuolio pasidarė savo... Iš tinklinio kamuolio. Jo draugą. Tai rodo tą vidinį mūsų poreikį, kad mes priklausytumėm, kad mes būtumėm rate. Tai čia yra šeima, čia yra bendruomenė, kurioje mes esam. Ta prasme, jeigu jūs einate į bažnyčią, tai yra jūsų bažnyčios bendruomenė. Biblijoje šitas principas yra iš esmės esminis, išskirtinis. Ten yra šaknis. Pavieniui žmogus nebuvo tokio supratimo kaip pavienis dvasingumas. Nes netgi dabar ateinas mes bažnyčiose kalbam apie ką. Mano asmeninis laikas su Dievu, mano asmeninė patirtis, man Dievas apreiškia. Savirealizacija, ar aš gerai čia jaučiuosi. Ir mes tiesiog visame tame tokie vartotojai ir individualistai. O čia tu išeini į bendruomenę ir tu esi bendruomenės dalis, tu nesi jos vartotojas. Tu neateini į bendruomenę tam, kad pasinaudotum jos teikiamais resursais tau. Savo tikslus siekdamas. Tiesiog, bet ateini tiesiog dėl vieno tikslo, kad kartu pašlovinti Dievą, pavyzdžiui, kalbant apie Šabo dieną. Čia yra visų susirinkusių tikslas. Tas bendruomeninis garbinimas, tarkim, žinai, dabar, kaip ir minėjai, mes gyvenam individualistiniai visuomeniai. Įsijungi į YouTube'ą arba dar kažką, geras pamokslas, geros giesmės, kodėl vienas negali duše pašokinėti, Dievą pašlovinti arba lovai paklausyti pamokslą ir tai būtų lyg ir žmogus kažkiek tai praturtėja, sužino kažką, pajaučia, kad Dievas nusileidžia arčiau. Kodėl reikalingas tas išėjimas galų gale, toj bendruomeniai ne visus myli? Galbūt ne su visais ir santykiai klostosi. Turėtų. Idealiai turėtų būti. Aš suprantu. Jeigu mes žiūrėtumėm į viską per Biblijos prizmę, ką Biblija moko, ką atskleidžia, tai Senajame testamente netgi išganymas yra bendruomeninis.
Jeigu tu nesi bendruomenės dalimi, jeigu tu nesi Dievo tautos dalis, tai tu ir nesi išganomas. Ta prasme, pažiūrėk, kokia buvo didžiausia bausmė žmogui, kuris, sakykime, Jom Kipuro šventėje nepaukoja avinėlio. Kas su jam už tai? Atskiriamas nuo tautos. Jo, jis yra atskiriamas nuo tautos, jis išvaromas. Tai buvo didžiausia, netgi Naujam testamente apaštalas Paulius kalbėdamas apie žmonės, kurie bendruomenės vertybėmis nesidalina, kurie atneša sumaištį, kurie skaldymą atneša arba gyvena palaidą gyvenimą. Tašme, bausmė yra atskirimas. Tašme, atskirkit, sako, nebendraukit su tokiu. Aš taip galvoju, kartai šiandien ta bažnytinė disciplina, ar ne, kada mes, ką tu to pagazdins? Nu ir gerai. Jo, Dievas su manimi. Vis tiek. Tapsme, jūs, kas jūs tokie esat? Jūs atskiriat čia, išmesit mane iš bažnyčios ir kas nuo to pasikeis. Mes šiandien nebeturim to, nebevertinam bendruomenės, kuri užima, turėtų užimti tą pelnytą vietą. Iš tikrųjų, kaip tu sakai, ypač technologijų amžiui didėjant, atsiranda ta problema, kad mes pasitenkinam YouTube'inių pamokslų, žinai, pasileidau. Į bažnyčią aš nebeinu, aš ten randu geresnių pamokslininkų, pasaulio lygio pamokslininkų. Jo. Ir kam aš gaišiu laiką? Čia yra vartotojiškas požiūris. Čia yra, mes nenustojam vartoti netgi šabo dieną, reiškia tokiu atveju. Nes bendruomenėje tu tampi dalis viso to bendro. Tu sukuri, dalyvauji sukurdamas tą visą. Jo, bendrą tą tokį sukuri atmosferą, bendrą, kuriuo paskui visi kartu jūs pasidalinat. Kaip apaštalai labai geras principas, tik tais galbūt tenais daugiau materialinis, bet labai gerai iliustruojantis, kai jie susitikdavo kartu pačioj krikščionybės ištakoje, kai jų dar buvo nelabai daug, jie sunašdavo viską, ką jie turi ir išsidalina kiekvienam pagal poreikius. Čia yra bendruomeninis principas, tik jį galima pritaikyti ne tik tais, kas liečia pinigus, bet taip pat ir mūsų visus dvasinius resursus. Mes kaip pastoriai turbūt nekartą susidūrėme bažnyčioje su tokiom situacijom, kai žmonės nebenori į bažnyčią, nes jie arba išeina, šiandien nelabai patiko bažnyčia, nes negavo kažko tai. Galbūt tas principas labai svarbus visiems, kad mes turime eiti į santykį vienas su kitu, netikėdamiesi vien tik tais gauti, bet ieškodami būdų, kaip mes galime vienas kitam pasitarnauti. Tada visai kita kokybė turbūt santykių ir to garbinimo atsiranda. Būtent tas ir yra. Aš šiandien esu įsitikinęs 100%, kad žmogus atsiskiriantis nuo bendruomenės, jis tikrai nėra sekantis Dievo planą, Dievo valią. Jeigu jam tai rūpi, jis neturėtų to daryti. Ir jeigu jis sako, mane Dievas veda, aš iš karto pradedu šnairuoti į situaciją, nes aš netikiu tuo. Gerai, man tai noriu tavęs paklausti, mes kalbam ir akcentuojam ir manau tai yra labai svarbu ir toks savotiškas sugrįžimas, priminimas to idealo principo, kad mes bendruomenėje turime galvoti ne vien tik tais apie savo poreikius, bet ir apie bendruomeniškumą ir ką mes kuriame būdami kartu. Bet ar nėra, gerai, ar visiškai nėra jokios pasiekmės man ateinant ir būnant dalimi bendruomenės? Ar tiesiog aš turiu ateiti ir skaičiuojama mano nauda, mano pasitarnavimas bendruomeniai, tik tais tiek, kiek aš skiriu laiko jiems ir ką aš jiems duodu? Ar nėra jokio grįžtamosios vertės man kaip asmenybei, kuris renkuosi būti su bendruomenė, su žmonėmis? Tai kaip ir bet kuris dvasinis principas, apie kurį kalba bet kuris Šabo manifesto principas, tai yra ir dvasinės dėsnis. Aš įsitikinęs esu tuo. O bet kuris dvasinis dėsnis yra su grįžtamuoju ryšiu. Tai reiškia, jis yra tam egzistuoja šitame pasaulyje, ne tam, kad apsunkinti, o tam, kad tau duotų kažką, ko tau reikia tavo išlikimui, tavo kaip asmenybės buvimui. Nes, sutikim taip, kad taip aš kaip asmenybė esu svarbus ir brangus, individualus, Dievui rūpiu asmeniškai. Ne tik kaip bendruomenės kolektyvinės sąmonės, skrusdelytė. Bet mano augimas yra tiesiogiai priklausantis nuo bendruomenės. Reiškia, mano buvimas ten augina mane, o ne atvirkščiai. Ne mano buvimas augins bendruomenę. Nes kai aš esu atsiskyręs kur nors, aš esu labai geras žmogus. Aš nepykstu, nesusierzinu,
ir labai greitai apie save būčiau linkęs pradėti galvoti. Visai neblogai. Bet kai tu esi su žmonėmis, kurie turi kitokią nuomonę, turi kitas patirtis, supratimą, kurie galbūt ir charakteriai skiriasi radikaliai ir tau reikia pradėti su jais sugyventi. Tada tu supranti, kas tu esi. Tai patiškai ir mes geriau save pažįstame tik tais bendruomenėje, santykėje su kitu. Taip. Nebūtinai minioj kažkokio, bet kurdami kažkokį santykį su kažkokiu. Tu geriau save pažįsti santykiuose su kitu, tu turi daugiau resursų ir pagalbos keisti kažką savo gyvenime, arba teoriškai tai turėtų būti, ar ne? Gyvoje, sveikoje bendruomenėje. Ten turėtų būti ne tai vertinimas vienas į kitą, žiūrėjimas kaip koks tu esi ne toks ir koks aš esu toks, bet su ta pagalbos intencija. Ir tu minėjai tas dar ir garbinimo aspektas, kad mes Dievą geriau pažįstame ir jo artybę geriau išgyvename būtent bendruomeninėme. Jo charakterį mes suvoksime kaip bendruomeninėje aplinkoje, nes pats Dievas, ta prasme, jis yra gerai į trejybę, jis nėra vienas asmuo, jis kaip bendruomenė. Tai ir žiūrėk, ir šeima, Dievas sukuria žmogų pagal savo paveikslą, sukurdamas jį kaip vyrą ir moterį, ir sako, jie du bus viena. Tame yra tiek daug neištyrinėtų gelmių, kad ir ką šiandieninis pasaulis iš mūsų atima, tai vat tą teisingą požiūrį. Ir mano didelis troškimas, kad Šabo manifestas primintų tą tikrą vertybę, kas mus daro kokybiškais.